Taigi antroji knyga, apie kurią šiandien pamėginsiu Jums papasakoti, skaidrėje jau yra prieš Jūs. Norėčiau trumpai pasakyti, kaip įvyko šios knygos pasirinkimas, kadangi, kaip jau ir pradžioje kalbėjome, knygų pristatoma yra visa virtinė, ar ne, 18 knygų. Ir kuomet jau buvome atrinkti kaip lektoriai dalyvauti šiame projekte, buvo paprašyta išsirinkti iš to viso skaičiaus, reiškia 2, kurias norėtume pristatyti kolegoms. Tai vat, šią knygą pasirinkau dėl 2 priežasčių. Viena, tai yra, kaip ir sakiau, kadangi turiu formaliai atlikti vadybinę veiklą, dirbti direktoriaus pavaduotojo pareigas, tai šitos knygos pavadinime esantis žodis lyderystė buvo vienas toks dalykas, dėl ko buvo svarbu ir tai buvo toks atskaitos taškas. Galvojau, jog šitoje knygoje apie tas pareigas, kurias einu, greičiausiai bus nemažai informacijos. Toliau antrasis dalykas, kuris paskatino vėlgi būtent šią knygą pasirinkti, tai taip kaip ir Jūs išreiškėte susidomėjimą, lygiai taip ir man buvo įdomu ir smalsu sužinoti, kas tai yra tas emocinis intelektas. Apie emocijas girdim, išmanom daug, bet va štai, kad egzistuoja toks emocinis intelektas, tai buvo ganėtinai naujas dalykas. Bent jau man tai taip. Tai va štai tokiu pasirinkimo būdu šią knygą pasirinkau, pabandžiau paskaityti ir dabar tai, ką iš jos suvokiau ir per savo patirtį perleidau, pabandysiu Jums pristatyti. Pradžioje vėlgi norėčiau pradėti nuo autorių, kadangi visada yra labai svarbu, kasgi knygą parašo, kokiegi buvo tų žmonių patirtis, koks buvo jų žvilgsnio kampas, kokią veiklą jie nuveikė ir kokią patirtį pabandė apibendrintai mums kaip skaitytojams pateikti. Taigi šią knygą parašė 3 bendramoksliai. Pirmasis iš jų Danielis Golemanas. Tai šitos knygos rašymo pradininkas. Kaip matote, tai yra psichologas, kuris daug metų rašo New York Timeso laikraščiui ir jo parašyti straipsniai skaitytojams buvo labai įdomus. Verslo pasaulio žmonės labai naujai per jo straipsnius pamatė savo veiklą ir pradėjo gilintis va štai tokį dalyką kaip emocijas ir emocinį intelektą ir jų poveikį vadybinėje veikloje. Daugelio žurnalų apdovanojimais jo darbai yra įvertinti ir trečiojoje eilutėje informacija, jog šitas žmogus yra Mokslo plėtros asociacijos narys, tai tarsi yra tokia mintis, kad tai yra žmogus, kuris keliauja mokslo priekyje. Jo mintys, jo įžvalgos yra pakankamai naujos, progresyvios ir pasakančios tai, kas moksle yra naujausia. Tai va štai šito žmogaus patirtis paprašyta apibendrinti ir buvo šitos knygos rašymo pradžia. Antrasis autorius, Richardas Boyačis, yra vienintelis iš tų 3 žmonių, kuris apibendrino savo konkrečią vadybinę kaip generalinio vadovo patirtį. Ir tie pavyzdžiai, kurie knygoje yra sudėti iš konkrečios vadybinės aplinkos ir patirties, tai yra jo asmeninės veiklos pavyzdžiai. Jis gilinasi daugiau į organizacijų elgseną. Tame, kaip matote, jis yra ir mokslinį laipsnį apsigynęs, profesorius yra šios srities. Taip pat yra daug straipsnių parašęs apie motyvaciją, apie elgsenos pokyčius, vadovų gebėjimus. Ir šioje knygoje yra įdėtas vienas toks labai įdomus dalykas, tai kaitos modelis, kuris yra labai svarbus žinoti ne tik vadovui kaip lyderiui, bet ir mums kiekvienam kaip asmeniui, kaip žmogui. Kadangi jau kaip ir kalbėjome pirmojoje mūsų susitikimo dalyje, pokyčių procesai yra nuolatiniai, niekada nesibaigiantis ir jie yra mūsų nuolatiniai iššūkiai, kurie mus taip pat skatina keistis, nes kitaip prie pokyčių tu nepriderėsi ir bus labai sunku, todėl kad dažniausia prisiimsi poziciją, kad nori priešintis ir tuose pokyčiuose nenori dalyvauti, o tik tai lauki, kada jie pasibaigs.
Tai va štai Richardo Boyačio kaitos modelį mes su jumis šiandien taip pat aptarsime ir šiek tiek į jį pasigilinsime. Toliau trečioji autorė, moteris šioje grupėje yra Anja Makei. Tai yra žmogus, kuris užsiima organizacijų elgsenos pokyčių vadybai. Ji yra pagalbininkas, konsultantas ir visi pavyzdžiai, kurie knygoje yra iš stebėjimų, iš tyrinėjimų, tai yra jos patirtis, jos darbo su įvairiomis organizacijomis patirtis. Dirba į Pensilvanijos universitete, kaip matote, skaito paskaitas ir būtent ji gilinasi į emocinį intelektą ir vadovavimo įgūdžių tobulinimą. Tai va štai emocinio intelekto aptariamos dalys, tai yra daugiau jau jos indėlis į knygą. Rašė jie šitą knygą 10 metų. Jiems vadovavo jų buvęs mokytojas Davidas McClellandas. Deja, jis iki knygos parašymo neišgyveno, jis mirė, išėjo anapilin dar nebaigus knygos rašyti, taip kad pabaigė rašyti šitą knygą autoriai patys jau vieni. Tačiau daug padėkos žodžių ir kai kurių irgi įžvalgų iš Davido McClellando patirties jie taip pat į knygą yra įdėję. Knyga yra kaip vientisas tekstas, tai nėra, kad viena dalis parašyta vieno autoriaus, kita kito. Tiesiog labai nuosekliai ir gražiai yra supinti įvairiausi pavyzdžiai ir stebėjimų išvados bei įžvalgos bendrame tekste, kuris yra apjungtas į tam tikras loginės sekas, surištas tokias dalis. Knygoje jūs nerasite jokių metodologijų, čia nebus jokių anketų, bus tik tai išvados, kuriomis pasiremiant galima būtų pasitikrinti savo asmeninę veiklą arba savo gyvenimo tobulėjimo kelionę, kurioje kiekvienas iš mūsų esame. Dabar trumpai apie tai, koks yra knygos turinys ir ką konkrečiai iš to turinio mes aptarsime. Knyga taip pat yra ganėtinai solidi, ganėtinai didelė, daugiau mažiau mes ją paskaitysime. Pasakysiu, kas mūsų liks neperskaityta ir kodėl. Ji yra iš 3 dalių. Pirmoji dalis yra skirta emociniam intelektui. Mes su jumis kalbėsime apie pirminę lyderystę, apie darniąją lyderystę ir jos neuroanatomiją ir apie vadovavimo stilius. Iš pedagoginės patirties visi žinome, kad pamokose, paskaitose reiktų vengti neigiamų pavyzdžių. Nes yra toks paradoksas, kad žmogaus psichologija labai dažnai fiksuoja tai, kas yra neigiamo, netinkamo. Tai todėl nedarnaus vadovavimo stilių mes su jumis neaptarinėsime, tai bus jūsų smalsumui palikta paskaityti, kaip nereiktų daryti. Mes kalbėsime apie tai, ko reiktų siekti. Toliau, antroji dalis yra skirta vadovų rengimui. Mes aptarsime visą šitą dalį ir būtent čia mes kalbėsime apie tai, kas mus skatina keistis ir aptarsime su jumis, kaip ir sakiau, tą Richardo Boyačio kaitos modelį. Na ir trečioji dalis, kuri yra pavadinta emociškai intelektualios organizacijos kūrimas, tai yra mažiau nei trečdalis šitos knygelės. Ji liks visiškai neaptarta ir štai kodėl. Kadangi kiekvienas iš mūsų esame iš tam tikros įstaigos, iš tam tikros kultūros, iš tam tikrų vertybinių nuostatų aplinkos, tai greičiausia tikėtina, kad jeigu jums pavyks įvaldyti tai, kas parašyta pirmoje ir antroje dalyje, tikėtina, kad trečiąją šitos knygos dalį, jos variantą, būsite įgalūs parašyti ir patys. Todėl, kad visiškai kitaip ta darni ir emociškai intelektuali organizacija kursis būtent pas jus. Visiškai kitas bus jūsų konkretus indėlis. Tai todėl vėlgi smalsumo vedini tą trečdalį patys pasiskaitysite ir čia iš karto linkėčiau jums gebėti parašyti trečiąją šitos knygos dalį. Dabar paprašysiu truputėlį, kadangi jau pristačiau, koks bus mūsų pokalbio, kokia bus mūsų pokalbio seka, paprašysiu jūs atlikti mintimis, o jeigu jums tai bus geriau, galbūt netgi pasižymint nedidelę užduotėlę, kuri yra labai panaši į jūsų kiekvienos pamokos pradžią, kuomet jūs su vaikais apsitarėte, koks bus jūsų pamokos uždavinys, ko svarbiausia jums bus šiandien išmokti. Taigi pamėginkite savo susiformuluoti, kas jūs domina iš viso to, ką aš pristačiau labiausiai. Kitaip tariant, pabandykite mintyse arba ant popieriaus užbaigti sakinį. Labiausiai norėčiau sužinoti apie.
Kadangi. Pagalvokite truputėlį, kasgi jūs čia domintų labiausiai ir susiformuluokit savo šitą mintį. Užbaigti antrąjį sakinį, kuris prasidėtų taip. Būtų gerai išgirsti ir apie, kadangi. Manykime, kad tai yra antrojo lygmens svarbos dalykai iš to turinio, kurį aš jums pristačiau ir jūs norėtumėte šiek tiek ir apie tai sužinoti. Galbūt tai nėra pirmos svarbos dalykas, bet būtų neblogai. Pamėginkit dabar šitą sakinuką užbaigti, susiformuluoti savo. Na ir trečiojo lygmens svarba, mažiausiai man įdomi tema, kadangi. Taigi šitaip susidėlioja dabar savo minčių tvarką, pamėginsime kalbėtis, pamėginsite manęs klausyti, o po to pabaigoje mūsų aptarimo, mūsų skaitimo mes pamėginsim grįžti į šitą pradžią ir pasižiūrėsime, ar tai, kas mums pradžioje buvo taip labai svarbu, pavyko išgirsti, aptarti ir viskas tvarkoja. Ar tai, kas buvo mažiau svarbu, netapo labiau svarbu eigoje, kadangi keitėsi minčių seka, o tai, kas buvo mažiausiai įdomu, ar taip ir liko mažiausiai įdomu, ar vis dėlto mintys taip nuvedė, kad tas mažiausiai įdomu patapo įdomiausias ir svarbiausias mano gyvenime dalykas, šitą knygą skaitant kito žmogaus akimis. Taigi pirmasis dalykas, nuo ko norėčiau pradėti, tai yra 3 žodžiai. Lyderystė, vadovavimas ir emocinis intelektas. Jeigu paprašyčiau dabar jūs sudėti šitos 3 žodžius į kokią nors geometrinę figūrą, koks įvaizdis jums pirmiausia kyla? Va, ar ne? Greičiausiai tai yra lygiašonis trikampis. Arba kas nors tokio, kas eina niekada nesibaigiančiu ratu, ar ne? Tai va štai, taip ir autoriai sako ir visoje knygoje akcentuoja, kad šiandieniniam vadovavimui yra labai svarbu lyderystė, mokymasis būti lyderiu ir savyje lyderio auginimas ir labai svarbu emocinis intelektas. Tarp visų šitų 3 dedamųjų dalių, iš tikrųjų, jeigu įsivaizduotume, kad tai yra lygiašonis tas trikampis, tai ta kiekviena kraštinė būtų lygiai vienodai svarbi ir greičiausiai mes jas sujungtume ne tik tai, kad į kažkokią vieną pusę rodančią rodiklėlę, bet greičiausiai padėtume lygybės ženklą, kas rodytų kiekvieno šito dedamojo elemento svarbą. Ir šitoje vietoje norėčiau jums pacituoti Einšteino žodžius, kurie knygoje taip pat yra. Ir jie iliustruoja emocinio intelekto svarbą šitoje figūroje. Neprotas turi mus valdyti. Taip, jis labai daug gali, tačiau yra beasmenis. Jis negali vesti, jis gali tik mums tarnauti. Tai va štai verslo pasaulis šiandien jau yra supratęs, kad mes visi aktyviau bendraujame emociškai. Todėl, kad tokia yra mūsų konstrukcija, tokia mūsų biologija. Taip mes ėjome evoliucijos keliu. Ir todėl
autoriai tokį įvaizdį įveda, kad iš tiesų, kai tik įžengėme į organizaciją kiekvieną rytą, čia užverda taip vadinama emocijų sriuba. Nes kiekvienas atsinešame savo emocijas. Prieš tai mes kalbėjome, kad šeima gali būti streso fabrikas, gali būti prieglobstis, tie namai jau mus užveda iš ryto, kadangi ten mes pradėjome savo dieną. Ir va štai atsinešę tas emocijas į savo įstaigą, kurioje mes bendraujame ir bendradarbiaujame, dirbame bendrus darbus ir siekiame bendrų tikslų, va štai įnešam tas savo emocijas. Autoriai sako, kad lyderystė yra plintantis reiškinys. Lyderio savybių turi kiekvienas žmogus, tik labai yra svarbu savyje tas savybės atpažinti, o vadovui lyderiui yra labai svarbu padėti kiekviename žmoguje jas ugdytis. Todėl, kad šiandien lyderiai, kurie veda ir geba vesti paskui save žmonės, yra labai svarbus organizacijoje. Ir atpažinti tuos lyderius organizacijoje yra labai svarbu todėl, kad jie netaptų pilkaisiais kardinolais, o kad jie būtų tomis dešiniosiomis rankomis. Kad jeigu, kaip prisimenat, mes kalbėjome pirmojoje knygoje apie tą matricą, kurią uždedame ant savo įstaigos, ar ne? Tai kad pagal programą šalin vadovais, vadovaujančiais asmenim, tie, kurie veda, pataptų lyderiai. Emociškai intelektualūs, emociškai stiprus žmonės. Vadovo gebėjimas nukreipti emocijas teigiamą linkme, tai yra darnos reiškinio požymis. Ir tos darnos kolektyve kūrimas, tai ir yra vadovo lyderio pagrindinis darbas. Va štai, kai verda ta taip vadinamoji emocijų sriuba, autoriai sako, kad šefas virėjas geriausiai žino, kokiu prieskoniu reikia įdėti, kad sriuba būtų skani. Tai dėl to vadovas lyderis geriausiai žino, kaip šitą kunkuliuojantį katilą reguliuoti, kokias įtakas daryti, kad tas bendravimas, tas virimas vyktų sėkmingai, kad jis būtų naudingas ir kad visi dirbtumėm susikalbėdami, jaustumėmės gerai ir galėtumėm bendradarbiauti, o ne konfliktuotumėm. Tai va štai darnos kiek yra daugiau įstaigoje, tiek labiau mes galime sakyti, kad vadovas lyderis yra emociškai intelektualus. Apie emocinį intelektą kalbėdami, autoriai bando jį apibrėžti ir jie sako, kad tai vadovo gebėjimas, atkreipkite dėmesį, valdyti save ir valdyti santykius su žmonėmis. Šitoje vietoje, jeigu mes pagalvotume apie ryškias asmenybės istorinės, tai mes jų rastume labai daug ryškių asmenybių lyderių. Tai būtų ir Hitleris, tai būtų ir Stalinas. Tai būtų ir popiežius, Paulius, Pijus, ar ne? Tai būtų ir karalienė kokia nors, bet kurie iš jų buvo arba yra keliaujantys darnos link. Vat tie, kurie orientuoti buvo į santykį, į valdymą santykio, bet va štai tie, kurie norėjo valdyti žmonės, tautas, galbūt net pasaulį, tai tikriausiai tai buvo tiesiog stiprios, charizmatiškos asmenybės, bet labai toli nuo darnos. Tai va štai autoriai sako, kad tokią knygą kaip ši jie parašė tiems, kurie nori save emociškai intelektualiais daryti, plėtoti tas savo kompetencijas tam, kad kurtų aplink save darną ir padėtų žmonėms bendrai būti, bendrai dirbti ir bendradarbiauti. Atvirojo ciklo sistema. Kas tai yra ir kodėl yra svarbu ją žinoti? Autoriai sako, kad keliaudami evoliucijos keliu mes turime savyje savo organizme labai daug įvairiausių ciklų ir sistemų. Tik tai ne visas jas taip ryškiai veikia išorė ir ne taip ryškiai jos tą išorę įtakoja. Sakykime, kraujotakos ratas. Jis yra, jis egzistuoja. Bet ar taip labai yra svarbu mūsų įstaigai, kaip čia pas mus tas ratas keliauja, ar ne? O va štai atvirasis ciklas, kuris vedė mūsų evoliucijos keliu ir iki homo sapiens lygmens pakėlė, va jis yra labai svarbus. Ir dėl to mes esame tokie, kokie esame dabar. Protingi, mąstantys, ar ne? Protingos būtybės.
institucijos sėkmę, autoriai sako, yra kodas būtent šitoje mūsų smegenų sistemos veikloje, garantuoja ne tai, ką vadovas daro, o tai, kaip jis daro. Ir jeigu dabar pagalvotume apie savo prezidentę kaip valstybės lyderę ir apie tai, kad jinai nuolat išsilaiko reitingų viršūnėse, vadinasi, mes ją priimam kaip labai stiprią charizmatišką asmenybę ir greičiausiai tikimės iš jos būtent tos darnos ir gero buvimo valstybėje, tai greičiausiai mes tikrai nesigilinam į tai, kokias strategijas jį kuria arba kokias grupės jį ten organizuoja tam tikriems tikslams pasiekti. Mums yra svarbu, kaip jį tai daro, koks yra požiūris į mus kaip į žmonės, kiek jį gilinasi į mūsų poreikius, kiek ji nori, kad valstybė mums kaip žmonėms tarnautų, o ne mes būtume valstybės vergai ir tarnai, ar ne, kaip dažnai kad atsitinka. Tai va štai tas užkoduotas mumise dalykas, ne ką daro, o kaip vadovas daro, visada yra labai svarbus vadovui lyderiui žinoti. Toliau šita svarba, kaip ir sakiau, jau yra užkoduota mūsų limbinėje sistemoje, kurią mes tuoj pat iš karto su jumis greit ir aptarinėsime kitoje skaidrėje. Ir autoriai akcentuoja, kad tuos biologinius procesus, kurie žmoguje vyksta, būtent smegenų srityje, vadovui lyderiui yra labai svarbu žinoti, nes tik tai padeda atpažinti emocijų pasireiškimą ir jų įtakas, kurios vyksta tarp žmonių. Toliau autoriai kalba apie tokį įdomų atspindėjimo reiškinį. Šitoje vietoje daugiausia visko yra papasakojusi Anne McCabe, kai ji vesdama konsultacijas įvairiose įstaigose ir stebėdama žmonės, pastebėjo tokį reiškinį, kad jeigu žmonės renkasi į susirinkimą, jie būtinai sėda tie patys prie tų pačių ir į tas pačias vietas. Pasirodo, tai yra vėlgi emocinio lauko paseka ir įtakos, kurias mes vienas kitam darome. Netgi yra tokie pastebėjimai, kad jeigu susirinkusi grupė žmonių nieko nekalba, sėdi tyloje, įtaką daro tas, kuris yra emociškai atviresnis ir stipresnis. Arba jis žinomas kaip emociškai įtakingas asmuo. Dažniausiai tame tylėjime visi pradeda žvilgčioti į tą žmogų, iš jo tikėtis kalbėjimo pradžios, iš jo tikėtis veiksmo pradžios, nors niekas tam procesui nevadovauja. Tai yra pasąmoniniai dalykai, kurie mumise atsitinka ir yra tos gamtos reiškinių užkoduoti. Tai šitokius dalykus, Anne McCabe sako, yra labai svarbu lyderiui atpažinti, todėl kad tai padeda teisingai burti darbo komandas. Kada žmonės yra emocinėje santaikoje ir papildo vienas kitą, greičiausia, jie dirbs labai produktyviai ir galės pasiekti rezultatų nesunkiai. Bet jeigu jie yra emocinėje sankirtoje, tai daugiausia, kas tarp jų įvyks, konfliktai ir jie dažniausiai bus tarp asmeniniai, kurių kaip tik ir reikia vengti, nes jie iš tikrųjų veiklai labai trukdo. Todėl supanašėjimas arba tas atspindėjimas yra labai svarbus pamatyti ir atpažinti. Ir čia iliustratyviausia turbūt yra šeimos modelio kūrimas, kai mes sakome, kad surado savo antrąją pusę. Kitaip tariant, atsirado ta kita emociškai papildanti mane dalis. Ir tai yra kaip ir bendrojo gyvenimo sėkmė. Tas papildymas vienas kito. Šitame kontekste kalba eina ir apie charizmatiškas asmenybės, kurios taip pat dėl kažkokių priežasčių labai traukia kitus. Dažniausiai autoriai sako, kad charizmatiškos asmenybės tai yra emociškai labai stabilus, labai stiprus ir emociškai labai atviri žmonės. Tai jie dėl to ir sugeba patraukti, įtikinti, valdyti, įtakoti, nes tas emocinis atvirumas, jis veda iš paskui save kitus ir teikia pasitikėjimo tokiu žmogumi. Va štai prieš jūs ir yra vaizdelis mūsų smegenų sandaros ir žvelgdami į jį mes aptarsime va štai to visos limbinės sistemos veiklą ir įtakas, kurios mums atsitinka dėl tos mūsų biologinės sanklodos. Visos emocijos mūsų sueina į migdolinį kūną. Va štai yra centras, kuris emociškai pulsuoja ir mus valdo emocinėme lygmenyje. Toliau
šita emocija yra apdorojama įvairiausiuose junginiuose ir patenka į kaktinę skiltį. Va čia atsitinka jau informacijos apdorojimas, po kurio vyksta veiksmas. Jūs atsimenate, kad mes turime du pusrutulius, kairįjį ir dešinįjį. Ir atsakomybės tuose pusrutuliuose taip pat yra pasidalinę, kad mumise būtų pusiausvyra. Už neigiamas mūsų emocijas yra atsakingas dešinysis pusrutulis, tai jis mus truputėlį į negerus dalykus nuveda, kada pradeda dominuoti. Čia mes pyktį pareiškiam, nepasitenkinimą, pasipriešinimą, tai jis čia skatina ir va ta apdorota informacija iš to migdolinio kūno, nuėjusi į tą kaktinę dalį, mumise diktuoja neigiamus veiksmus ir juos mes padarome. Kairioji pusė, kairysis pusrutulis, yra atsakingas už teigiamas emocijas ir už motyvacijos palaikymą. Tai jis mums diktuoja, kad nenuleisk rankų, tu gali, tu sugebi. Ir todėl mumise yra pusiausvyra, kad šitie pusrutuliai dirba vienas šalia kito, tada, kada reikia. Bet va štai autoriai sako, kad yra tokių žmonių, kuriuose kaktinėje dalyje neįvyksta savalaikis informacijos apdorojimas. Ir dažniausiai, neesant tam emociniam intelektui, arba esant jam labai silpnam, neišlavintam, atsitinka žmonės vulkanai, kurie nuolat visko piktinasi. Jiems visada viskas yra blogai. Tai va štai jie ir sako, kad tokių žmonių nereikia stengtis perlaužti. Jie netgi patys savo negali perlaužti savęs. Tiesiog jų tokia sankloda yra. Jiems galima tik tai padėti, pasistengti padėti. Bet įvertinti tokių žmonių tą impulsyvumą reikia labai atsargiai. Ir ypatingai tada, kada mes prašome bendradarbiaujant žmonės veikti, yra svarbu, kad grupėje neatsitiktų vien tokio tipo žmonių grupė. Nes nieko daugiau apart pykčių ir konfliktų ten neįvyks. Jie tiesiog nesuvaldys savo tų emocijų ir daugiausia, ką jie pasieks, tai tik tai persipykimą. Čia autoriai sako, kad dažniausiai šitie žmonės yra labai intelektualūs. Jie turi labai daug žinių, tik tai emocinis jų laukas yra labai sudėtingas ir jie nelabai geba jame tvarkytis. Tai va todėl jų žinias patirtį panaudoti yra reikalinga, nes ji yra labai gera. Bet vat juos su jais reikia atsargiai. Jiems reikalingas tam tikra vieta, tam tikras laikas ir tam tikra aplinka. Toliau, norint pasiekti savo lyderystėje darną, autoriai sako, kad yra labai svarbu emocinėme intelekte turėti tam tikrus gebėjimus. Jie pasakoja apie tai, kad įvairūs socialiniai mokslai tų gebėjimų grupių gali išskirti labai daug. Jie tuo tarpu juos yra apibendrinę ir sudėję į dvi pagrindinės grupės. Pirmąją jie vadina asmeninę kompetenciją. Atkreipkite dėmesį, tai yra kompetencijos gebėjimai valdyti save. Vėlgi tai, ką ir sakiau. Save tai valdau taip. Pažįstu, valdau. Ir socialinė kompetencija, gebėjimas valdyti santykius. Vėlgi, ne žmonės, bet santykius. Žmonių valdyti nereikia. Jie ne vadelės, ne arkliukai. Santykius tarp žmonių reikia išmokti ir turėti gebėjimą valdyti. Šias dvi kompetencijų grupės jie detalizuoja dar į kelias dedamasias dalis. Kiekvienoje šitoje grupėje yra dar po dvi dedamasias dalis. Asmeninė kompetencija sudaro savimonę. Iš žodžio semantikos jūs turbūt jau matote, kad tai yra manymas apie save, žinios apie save. Ir savikontrolė. Kažką apie save žinodamas ir kuo daugiau apie save žinodamas, tuo geriau gebu save kontroliuoti. Na ir dabar šiek tiek detaliau, kas ta savimonė ir kas ta savikontrolė. Kad vėlgi galėtumėte pasižiūrėti, kiek ir ko turite savyje ir ką reiktų galbūt truputėlį savyje patobulinti. Taigi, savimonė tai yra gebėjimas suvokti savo emocijas
ir atpažinti, kokias įtakas jos daro. Kaip jos įtakoja? Ar su manimi ir mano emocijomis šalia esantiems ir nėra sudėtinga? Ar aš gebu jas kontroliuoti, tas savo emocijas, kokios jos dažniau manyje pasireiškia, koksgi pusrutulis mane daugiau valdo, kiek to emocinio intelekto manyje yra. Toliau savo stiprių ir silpnų savybių įvardyjimas, tai yra savimonė. Bet čia yra viena iš skausmingesnių vietų, apie ką jums kolegė Gitana taip pat jau yra užsiminusi ir sakiusi. Tai yra savo silpnybių pažinimas, susitikimo su savimi momentas. Jis paprastai nėra labai sklandus ir smagus. Na ir logiškai trečioji dedamoji savimonės dalis yra pasitikėjimas savimi. Kodėl savim pasitikiu? Todėl, kad save pažįstu. Kiek daugiau save pažįstu, kiek daugiau savo silpnybių ir stiprybių žinau ir suprantu, kaip jaučiasi šalia manęs esantis, tiek to pasitikėjimo savimi ir yra. Toliau šalia savimonės į savikontrolę, pažinus savo emocijas ir jų įtakas, randasi gebėjimas valdyti neigiamas emocijas. Nes teigiamos emocijos tai pageidautinas dalykas. Viskas čia tvarkoja, kada teigiami dalykai manyje reiškėsi, bet va štai neigiamus jau reikia išmokti suvaldyti. Kad nebūtų taip, kaip ir sakiau, kad nuolat kunkuliuoju kažkokiomis neigiamybėmis ir niekaip jų negaliu suvaldyti. Neapdoroja, reiškia, mano ta limbinė sistema, visas tas atviras ciklas kažkaip nevaldomai veikia, ne? Toliau sąžiningumas, principingumas ir iš to išplaukiantis patikimumas, tai yra savikontrolės dedamoji dalis. Ir čia autoriai sako, kad sąžiningas ir principingas esi tiek, kiek esi ištikimas savo vertybėms. Ir jeigu esi ištikimas ir nelinksti ten, kur papučia vėjelis, nesi vien tik tai pagal situaciją linkstantis asmuo, linkstanti asmenybė, vadinasi, tiek tavyje yra patikimumo. Kitiems tiek tu esi patikimas. Kiek nuoseklus, sąžiningas. Toliau į savikontrolę autoriai yra įdėję ir tokį gebėjimą, kaip gebėjimas prisitaikyti. Bet čia jie sako atsargiai. Gebėjimas prisitaikyti ir prisitaikėliškumas būtinai eina šalia vienas kito. Tai vat yra svarbu nepaslysti į tą neigiamą dalyką, prisitaikėliškumą. Gebėjimas prisitaikyti, tai gebėjimas įvertinti vat tas įtakas, sureguliuoti neigiamai daromas įtakas ir tokiu būdu prisitaikyti prie tos aplinkos arba prie tos darbo grupės, kurioje veikiu. O va štai prisitaikėliškumas, tai jau kvepia tomis savo vertybių nesilaikymu, paneigimu ir va tuo linkimu pagal vėjo kryptį. Ir dėl to išmušimas pasitikėjimo pagrindo iš po kojų, ar ne? Na ir toliau, dar viena dedamoji dalis į savikontrolę, tai yra paskata tobulėti. Pažinimo procesas tiek yra svarbus ir tiek įvaldytas, kiek suprasta yra kaitos būtinybė. Ir todėl šitoje vietoje vat, ir telpa ta mokymosi viso gyvenimą idėja. Nes paskata tobulėti tai yra nuolatinis mokymasis. Kažką savyje keisti, kas matau, kad jau manęs nebetenkina. Nes kaip prieš tai ir tyrinėjome, galbūt kai kurie privalumai jau pasidarė trūkumais, jais aš per daug piknaudžiauju ir jau nebe naudą atnešu savo tą įstaigai, kurioje esu, bet daugiau trukdau veiklai, daugiau trukdau tiems procesams, jau yra daugiau minuso iš to mano išskirtinės savybės, aš jie tiesiog piknaudžiauju, šalia manęs esantiems jau yra gerokai sunku. Tai va štai tokia būtų išskleistas paaiškinimas asmeninės kompetencijos, savimonės ir savikontrolės. Socialinė kompetencija taip pat šitų autorių yra išskaidoma į dvi gebėjimų grupės. Tai empatija, tai yra truputėlį pagal semantiką yra šiek tiek artima žodžiui simpatija, ar ne? Ir santykių valdymas. Dabar pabandysime išskleisti ir šias dedamąsias dalis. Jeigu savimonėje
Buvo svarbu žinoti ir pažinti save, tai empatijos kiek mumise yra, kiek mes gebame pajausti kitų žmonių emocijas. Lygiagretus procesas, jeigu apie save nieko negebi, arba gebi labai mažai, tai tikėtina, kad ir apie kitų pažinimą, mažai čia ką galėsim kalbėti, ar ne? Bet ugdyti savyje gebėjimą pajausti kitų žmonių emocijas. Antra dedamoji empatijos dalis tai yra gebėjimas pažvelgti į situaciją iš šalies. Ir čia autoriai sako, jog ypatingai šitas gebėjimas yra svarbus, kada situacijos pasidaro tarsi užburti ratai. Atrodo, einame visi ir nerandame niekaip išeities. Tai va štai emociškai intelektualus ir darniai vadovaujantis lyderis, turėdamas gebėjimą pažvelgti į situaciją iš šalies, visada ras išeiti, kad ir kokia nedėkinga ir sudėtinga situacija bebūtų. Todėl, kad jis pamatys, kur yra nuklysta, kur yra užkliūta ir kurią vietą reiktų keisti, įveikti ir tada ateis sprendimas. Toliau yra gebėjimas patenkinti kitų poreikius empatijos dedamoji dalis. Bet čia autoriai ir vėlgi sako, nepaslyskite ant tos ribos, kada vieni bus kaip darbiniai arkliukai, prisiims atsakomybę, veš ir todėl jūs jiems nuolat krausite, o kiti tuo tarpu visada bus nuolat su poreikiais. Ir todėl visada vengs prisijimti atsakomybę. Tai va čia ir vėlgi sąžiningumas savo vertybėms, principingumas turi suveikti, kad galėtume iš tiesų tenkinti tuos tikruosius poreikius ir nenumoti ranką, kai žmogui yra sunki situacija, mes vis tiek jį prievartaujame likti darbe ar įstaigoje ir kažką tokio spręsti, kas iš tikrųjų prioritetų prasme būtų mažiau svarbu negu ta situacija, kurioje jis dabar yra. Tai va štai tas kitų poreikių tenkinimas yra labai svarbus, svarbu įvaldyti šitą gebėjimą, bet vėlgi būti visada principingų ir sąžiningų žmonių atžvilgių. Santykių valdyme autoriai kalba apie įkvepiančią lyderystę ir gebėjimą įtakoti. Šiek tiek aš užsiminiau, kalbėdama apie charizmatiškumą lyderyje, ar ne, kaip savybę. Tai va štai gebėjimas įkvėpti, jo yra tiek, kiek pasitikiu savimi, kiek tikiu tuo, ką darau, ar ne? Tai va tiek aš gebėsiu tada įtakoti ir įkvėpti visus tuos, kurie yra mano priežiūroje arba mano įtakoje. Jeigu mes kalbėdami apie savimonę kalbėjom, jog turiu paskatą nuolat tobulėti, nes suvokiu, kad nesu iki galo išbaigta asmenybė, visada gyvenu ir tobulėju nuolat su kiekviena diena, tai vadinasi lygiagrečiai stengsiuos, kad ir kiti keliautų tobulėjimo keliu, ieškosiu kažkokių priemonių ir būdų, kad juos skatinčiau prisiderinti prie tų pokyčių ir šiek tiek apie save pagalvojus pabandyti keisti save ir irgi keliauti tuo kaitos keliu. Toliau santykių valdymuose autoriai sako, yra labai svarbu išmokti valdyti konfliktus. Čia jau mes šiandien kelis kartus apie tai užsiminėme. Ši knyga tai taip pat nėra vadovėlis, iš kurio daug galima būtų rasti žinių apie konfliktų valdymą. Tiesiog čia tik yra akcentas, jog yra svarbu šitą gebėjimą turėti, nes konfliktų išvengti neįmanoma, o ir vengti jų nereikia. Autoriai sako, kad jeigu tai bus darbinis konfliktas, kada mes ginčysimės ir ginčiai ieškosime tiesos, tai bus labai gerai. Vadinasi, mes neužsiliuliuosime kažkokioje būsenoje status quo vadinamoje, o ieškosime novatoriškai, intensyviai kažkokių sprendimų arba naujų idėjų. Ir tai bus labai gerai. Bet va štai tas negebėjimas atpažinti tų emocinių laukų ir to viralo, apie kurį mes pradžioje pradėjome kalbėti, ar ne? Dažniausiai jisai veda į žmonių sankirtas ir tuos tarpasmeninius konfliktus. Tai jie yra blogas dalykas. Čia yra svarbu neprivesti žmonių į kitų tarpasmeninių konfliktų, padėti jiems laiku išsiaiškinti ir ne susikonfliktuoti iki kažkokių gilių dalykų, kada jau vienas į kitą metai iš metų negali žiūrėti ir nieko bendrai daryti negali. Toliau
Santykių valdyme yra tarpusavio ryšių užmezgimas ir komandinis darbas kaip gebėjimas. Tai vat, komandinis darbas tai yra tokia veiklos rūšis ir toks būdas veikti kartu, kada kiekvienas absoliučiai yra aktyvus ir reikšmingas ir svarbus. Tai dėl to mus išoriškai vertinančios organizacijos ieško būtinai komandinio darbo apraiškų. Todėl, kad tiek, kiek daug yra komandinio darbo įstaigoje, tiek emociškai intelektualus yra vadovas lyderis. Tiek jis geba dalintis atsakomybę, tiek jis geba dirbti savo tiesioginį darbą, apie kurį mes pradžioje kalbėjome pirmąją knygą aptardami, kad jis dirba savo darbą, jis kuria vizijas, bet nebėga ir nekontroliuoja. Todėl, kad kontrolės mechanizmas tai yra pasitikėjimas darbuotojais, pasidalinimas atsakomybę ir leidimas jiems veikti taip, kaip jie mano reikalinga, o ne kontroliavimas. Tai va štai tas tarpusavio ryšių užmezgimas, kuris atsiranda per emocinį lauką ir užkoduoja mums sėkmingą komandinę veiklą. Tai va štai tokia būtų dedamoji apie tas dvi gebėjimų grupės. Toliau autoriai kalba apie tai, kad šalia šitų gebėjimų dar yra ir toks dalykas kaip vadovavimo stiliai. Jie sako, kad literatūroje tų vadovavimo stilių galima būtų rasti kur kas daugiau ir įvairesnių. Jie tuo tarpu iš savo stebėjimų yra išskyrę 4 pagrindinius vadovavimo stilius, kuriais tyrimai rodo, kad vadovai vadovaujasi, naudojasi. Šitoje vietoje jie sako, kad ištyrę ir stebėję daugiau nei 3000 įvairiausių vadovų, visiškai nesvarbu, kokiose kultūrose, kokiose santvarkose jie gyvena ir dirba ir vadovauja. Dažniausiai jie tais stiliais vadovaujasi 2-3, nėra įvaldę 4 pilnai nei vienas, tuos, kuriuos jie čia šitoje knygoje aptarinėja. Tai tarsi taip kaip ir motyvuojančiai veikia, jog nieko baisaus nėra tame, kad atrasi savyje jo daugiausia, ką esi įvaldęs, na galbūt 1 arba 2. Ir tiekos tavo tos ir kompetencijos, ar ne? Tai va štai mes pamėginsime dabar su jumis peržvelgti tuos visus 4 vadovavimo stilius. Pirmasis iš jų yra autorių vadinamas vizualizuojamoji. Jeigu pasižiūrėti vėlgi patį žodį, tai galime atspėti, jog tai yra kalba apie viziją, ar ne? Ir autoriai sako, kad tuomet, kai mes norime skatinti darbuotojus siekti vizijos ir nuolat ją primenam ir akcentuojam, tai dažniausiai mes šituo stiliumi ir vadovaujamės. Ir jie sako, kad taikytinas šis stilius tada, kai kuriama nauja vizija arba ieškoma aiškių, naujų veiklos krypčių. Tai vat jeigu jums direktorius laiks nuo laiko vis primena, kokia yra įstaigos vizija, link ko jūs keliaujate, tai tikėtina, jog jis pasivadovauja, jums vadovauja būtent šiuo vizualizuojamuoju stiliumi. Antrasis stilius, kurį jie įvardyja, yra pavadintas instruktuojamasis. Tai ir vėlgi iš paties žodžio galima atspėti, kad tai yra kažkas panašaus apie instruktavimą ir susijęs su instrukcijomis. Tai jie sako, kad kuomet mes priimame, pavyzdžiui, naują darbuotoją į darbą, ar ne, arba esame priimami į darbą, tai greičiausiai patirsime, kad mūsų poreikius yra stengiamasi susijęti su organizacijos tikslais, vertybėmis. Tai va čia šitoje vietoje mes ir jau atpažinsime, kad žmogus lyderis, kuris su mumis bendrauja, greičiausiai jis šituo stiliumi dabar ir vadovaujasi. Na ir sako jie, jog taikytinas jis tada, kai norime darbuotojuose lavinti ilgalaikius gebėjimus. Tai tuomet dažniausiai tuo instruktuojamu stiliumi ir vadovaujamas yra. Trečiasis jų yra pavadintas harmoningasis. Kažkas siejama su harmonija, su santykiais, ar ne, su gerais santykiais, harmoningais santykiais. Ir autoriai sako, jog iš tiesų
naudojamas šitas stilius tuomet, kai norime ryšių, harmoningų ryšių tarp žmonių. Ypatingai va štai tas komandas kurdami, sudarydami, mes dažniausiai šituo stiliumi ir pasiremėme. Na ir taikytina tuomet, kai jaučiame konfliktinių situacijų užuomazgas, kada norime tuos santykius išlyginti, išspręsti tuos konfliktinės situacijas, tai dažniausiai šitas stilius ir būna panaudojamas. Na ir ketvirtasis, iki skausmo mums pažįstamas, demokratinis. Tai jeigu tai pasižiūrėti į valstybę, tai jis kartais jau ir į anarchiją panešėjantis stilius, ar ne? Bet vienas iš tokių naujoviškiausių ir aktyviausiai naudojamų stilių. Ir tuomet, kai norime, kad kiekvienas savo indėlį įdėtų į mūsų veiklą, tai va tada mes sėdame labai dažnai tartis, kartu priimti sprendimus. Ir va šitaip pasireiškia tas demokratinis valdymo stilius. Mes bandome visi dėl visko kartu susitarti, kad bendradarbiavimo tame yra labai daug ir bendrų sprendimų priėmimų. Na ir autoriai sako, jog taikytinas šis stilius, kai siekiame susitarimų arba gerų darbo rezultatų. Šią knygos dalį paskaičius kyla štai toks klausimas, tai kuris dabar garantuos sėkmę? Visi. O kodėl visi? O ašgi sakiau, kad tie, kurie sėkmingi, daugiausia 3 vadovaujasi, 4 nei 1. Tai kaip čia dabar bus? Pagal situaciją, kokiu reikia panaudoti. Vat, ar ne? Tai kaip mes aptarinėjome, logiška, kad yra vat ta situacija. Greičiausiai. Bet dabar žiūrėkite, tai kodėlgi tada taip yra, kad, sakykime, vat štai 2 sėkmingos įstaigos, įsivaizduokime švietimo įstaigos, ar ne, jas įvertino išoriniai vertintojai ir pasakė, vat štai šitos sėkmingos įstaigos vadovas, matome, kad bent 3 stilių apraiškas radome, bet vis dėlto jį galime pavadinti dėja tik mėgėjų, bet ne profesionalu. O va štai tas savo sėkmės tikrai pasiekė, tais stiliais taip pat 3 vadovaudamasis ir jis tame yra profesionalas. Koks tada čia esminis skirtumas tarp jų abiejų? Dermė tarp visų stilių. Aha. Žiūrint į ką? Dermė. Kokia komanda? Taip, tai čia yra panašu tai, ką sakė kolegė, kad tai yra pagal situaciją, bet ta dermė vardan ko? Tikslo. Va. Ir autoriai sako, kad šitų stilių naudojimas jiems asocijuojasi su golfo lazdelių krepšiu. Vat sako, įsivaizduokite, kad golfo lauke absoliučiai visi žaidėjai važinėja gražiom baltom mašinėlėm ir vežiojasi šitos krepšius. Bet dalis iš jų yra mėgėjai, o dalis yra tikri profesionalai. Todėl ir esminis skirtumas tarp jų yra štai koks. Mėgėjai lazdelę traukia iš nuojautos, gal šitą. Profesionalai tuo tarpu lazdelę traukia, matuodami smūgio stiprumą. Kokį tikslą jie turi pasiekti su tuo kamuoliuku, kurį dabar smūgiuos. Tai vat ir sako jie, kad įvaldyti šitų stilių nėra užduotis daug. Esmė juos įvaldyti sąmoningai ir profesionaliai, vertinant savo situaciją, vertinant savo tikslus, savo žmonės, su kuo tu dirbi, su kuo tu turi reikalų, ir įvaldyti tai iki profesionalumo lygio, iki sąmoningumo lygio. Kad jau jeigu kažko naudojuosi, tai žinau, kad tai tikrai pasieks tikslą. O ne tik tai todėl, kad aš pademonstravau čia savo gebėjimus. Irgi dar kabutėse, ar ne? Keliaukime toliau ir pamąstykim dabar šiek tiek apie save. O štai kiek daug visko mes aptarėme su jumis. Tai dabar pabandykit pagalvoti. Kokių stiprybių turiu tose 2 kompetencijų grupėse apie save ir apie santykių valdymą ir ką manyčiau, kad reiktų savyje tobulinti. Vat kokių gebėjimų man dar reiktų, kad aš pradėčiau siekti to profesionalaus lygio lyderystėje ir kad keliaučiau lyderystės, darnios lyderystės link. Kitaip tariant, ugdyčiau tą savo emocinį intelektą. Pabandykit dabar pagalvoti. Ar pasižymėti, ar patys savo, čia jūsų reikalas.
Kaip jums patogiau, pagalvokite. Galite galvoti apie save kaip apie lyderį klasėje, šeimoje. Iš parkalkės trūksta tos tokios gerai lentelė. Gerai, tuoj grįšime. Taigi mes po truputėlį priartėjame prie kito dalyko, kurį sakiau, kad su jumis aptarinėsime. Tai yra, kasgi mus skatina keistis ir įvardijus savo silpnuosius bruožus, kas mus skatina juos patobulinti. Čia autoriai kalba apie tokius du įdomius sindromus, kurie mus dažnai labai užvaldo. Vienas iš jų yra pavadintas medaus mėnesio sindromas. Vat įsivaizduokime, nueiname į kokį nors labai vykusį seminarą, mums labai vykusiai ir įdomiai papasakoja įvairių dalykų, kurie yra labai svarbus mūsų veiklai, kasdieniniai, įjungia labai stipriai mums tą kairįjį pusrutulį, taip užmotyvuoja, kad mes parbėgam į savo kasdienybę ir stačia galva puolame keisti kažką. Ir dažniausiai būna, kad pasmerkiame kaitos nebūčiai tokiai, kad niekas taip ir neįvyksta. Todėl, kad iš tikrųjų taip ir neįsivertinome, ką tiksliai reikia keisti, dėl ko reikia tai daryti ir ar tikrai šito reikia būtent dabar, būtent šitoje vietoje ir būtent taip, kaip mums ten tame seminare kas nors papasakoja. Tai autoriai sako, kad yra labai svarbu išgyvenus šitą sindromą nepulti daryti kaitos dalykų, nes jie ypatingai yra pavojingi tuomet, kai šitais kaitos procesais užsiima va tie formalieji lyderiai. Nepagalvoja ir nepanalizavę situacijos. Jie tiesiog išmuša žemę iš po kojų absoliučiai visiems pavaldiniams ir jie nesuvokia, tai kas čia dabar turi atsitikti ir dėl ko mes dabar čia tiek virpinam orą ir tiek dedam energijos ir pastangų. Bet autoriai sako, kad yra dar ir kitas sindromas, į kurį dar dažniau pakliūvame. Ir jis yra pavadintas knygoje Verdančios varlės sindromas. Pasirodo, biologijoje yra padaryti tyrimai, kurie rodo, kad jeigu varlę patupdysime į šaltą vandenį ir ją pradėsime kaitinti, tą vandenį, tai jis sėkmingai ten ir išvirs, taip ir nesupratusi, kad vanduo kaista ir jinai ten verda. Tai yra ta būsena, kai vadovai sako, koks aš sėkmingas, kokia mano įstaiga neprasta. Svarbiausia, kad nebūtų blogiau. Tai vat ir vyksta tas virimas savo sultyse. O kitas momentas tame tyrime yra, kad kuomet vanduo verda ir yra labai karštas ir į jį mes įmetame tą varlę, tai jį instinktyviai šoka, nes jai yra labai karšta, jį negali pakelti, reiškia, tos temperatūros. Tai va štai čia būna tas taip vadinamas spyris keistis. Turi kažkas tokio gyvenime įvykti, kad žmogui atsirastų šitas poreikis. Ir kad jis pradėtų keliauti, o štai Richardo Bojačio savišvietos kelionę.
Šita kelionė, šita teorija susideda iš 5 žingsnelių. Pirmasis iš jų šitoje teorijoje vadinasi mano idealusis aš. Kitaip tariant, stengtis reiktų atsakyti į klausimą, kuo aš norėčiau būti. Kitaip tariant, ko aš iš savęs noriu. Autoriai pasakoja apie tai, kad keliauti link savo šito idealaus susiformulavimo reiktų ilgai ir nesistengti paskubėti, kadangi kitaip, sako, jūs pradėsite pseudo kaitos kelią. Jūs eisite ne ten, kur jūs iš tikrųjų norite ir keisite ne tai, ką reikia keisti. Šitoje vietoje aš norėčiau Jums pacituoti nedidelę citatą iš knygos apie tai, kaip yra aprašoma vienos moters patirtis, keliaujant šitą kelionę ir kaip buvo prieita prie šito idealaus aš susiformulavimo. Sofijos patirtis būdinga daugeliui baigusių lyderystės tobulinimo programą vadovų. Daugelis šių programos grindžiamos neteisingomis prielaidomis. Tikroji lyderystės tobulinimo pradžia yra daugiau nei karjeros planavimas. Tobulėjimas prasideda nuo didžiosios gyvenimos vizijos sukūrimo. Norėdami pasiekti aukštesnių darbo rezultatų, vadovai privalo tobulėti emociškai. Mes paprašėme Sofijos įsivaizduoti savo gyvenimo po tam tikro laiko, kokia būtų įprasta jos diena, ką ji veiktų, kur gyventų, kas su ja būtų, kaip ji jaustųsi. Tada liepėme pasirinkti datą, pakankamai tolimą, kad gyvenimas būtų pasikeitęs, tačiau ir pakankamai artimą, kad nebūtų sunku įsivaizduoti. Tai yra po 80 metų. Sofija pasirinko 2007 metų rugpjūtį, tai yra tą laiką, kuris jai buvo svarbi data. Tais metais jos vyriausias vaikas baigs mokyklą ir stos į universitetą. Pirmuoju asmeniu tarsi kalbėtų apie šiandieną, Sofija aprašė savo gyvenimo viziją. Paprašėme jos sąmoningai apmastyti visas gyvenimo sritis, savo vertybės ir svajones, ką ji norėtų veikti ir kuo tapti iki pasirinktosios datos. Jos vizija buvo tikrai įtikinama ir skambėjo štai kaip. Įsivaizduoju save, turinčią savo kompaniją, nedidelę įmonę, kurioje dirba 10 darbuotojų. Aš džiaugiuosi puikiais santykiais su dukra, savo draugais ir bendradarbiais. Matau save laimingą vadovę ir motiną, mane myli aplinkiniai, aš sugebu juos įkvėpti. Mąstydama apie savo gyvenimo viziją, Sofija suprato, kaip susijusios atskiros jos gyvenimo sritys. Paaiškėjo, kad svajonės įgyvendinimo planas gali ne tik skatinti, bet ir įkvėpti. Vėliau Sofija pasakė, 5 metus man reikėjo mokytis bendrauti su žmonėmis, kai susidarydavo įtemptos situacijos. Darbe kartais per daug raginu pavaldinius. Dabar, kai peržvelgiau visą savo gyvenimą, supratau, kad kai kurie konfliktai su dukterimi kildavo dėl tos pačios priežasties. Sukūrusi viziją, Sofija jau galėjo galvoti, kaip šios įžvalgos gali padėti jai tobulėti ir mokytis veiksmingesnių vadovavimo stilių. Kitaip tariant, ši citata rodo, kad vizija tikra yra tik tai tada, kada ją susiformuluoji savo kaip asmuo, kaip žmogus, kuris nori keisti savo gyvenimą. Todėl, kad juk yra daug visokių posakių, kurių pagrindinis akcentas yra ne keisk aplinką, bet keisk požiūrį ir aplinka pradės keistis ir daugiausia, ką gali, tai keisti save. Todėl, kad ir apie kompetencijas bei gebėjimus kalbėdami, juk mes sakėme, valdyti save ir valdyti santykius. Tai va štai pirmąjį žingsnį autoriai sako, kad žengti reiktų neskubėti, kaip matote, galbūt net 5 metus ištiesus koją laikyti, kol galų gale suvoksi, ko iš tikrųjų iš savo gyvenimo nori. Toliau, reikalinga būtų susitikti su savimi. Kitaip tariant, išryškinti savo stipriąsias savybės. Ir šitoje vietoje įsijungęs tas kairysis pusrutulis mums visada pasąmoningai sakys ir diktuos, kad tau nieko šitoje kelionėje nereikia pradėti nuo nulio.
tu jau daug savyje turi. Tau bereikia tik tai kažką patobulinti arba tai, ką tu turi stipraus, dar labiau pastiprinti, nes tai yra gerai. Toliau šalia savo stiprybių yra labai svarbu įsitikinti ir išsiaiškinti savo trūkumus. Kuo aš skiriuosi nuo to idealiojo aš ir ką man reiktų savyje keisti. Ir čia autoriai sako, atsitiks antrasis žingsnis. Mano realusis aš. Kas aš esu. Jie sako, jog tai bus skausminga, tačiau tai padaryti būtina. Ir kol su savo tikruoju aš nesusitiksi, tol nieko savyje nepakeisi. Toliau jie sako, kad tikėtina, jog jūs pasąmoningai žengsite trečiąjį žingsnį. Pradėsite ieškoti aplinkoje žmonių, knygų, paskaitų, teorijų, kurios jums bus kaip žinios, keliaujant va štai tuo kaitos keliu. Jūs įgysite naujas žinias, truputį pradės keistis jūsų mąstymas. Ir šitoje vietoje turbūt galima būtų pailiustruoti sėkmingų pavyzdžių tų mitybos specialistų, kurie konsultuoja norinčius mesti svorį žmonės. Sėkmingi turbūt yra tie ir sėkmingi yra tų pacientai, kurie sako, kad nesvorį reikia mesti, reikia keisti mitybos įpročius, o svoris nukris savaime. Todėl, kad nesvorio metimas yra tikslas. Mitybos įpročiuose yra blogai, tai kenkia tavo sveikatai. Vadinasi, idealusis aš teisingai besimaitinantis. Ir todėl labai gražus, lieknas. Toks, koks noriu, kad būčiau, ar ne? Toliau žengiamas ketvirtasis žingsnis, tai yra mąstymo persitvarkymas ir naujų elgesio modelių taikymas. O šitoje vietoje norėčiau priminti prieš kokias geras 3 savaitės įvykusią stiliaus laidą. Jeigu ją žiūrėjote ir klausėte gyvenimo būdo konsultanto, tai jūs ten girdėjote, kad žmogaus mąstymo jungtys nepriklausomai nuo amžiaus atsinaujina ir susiformuoja maždaug per 60 dienų. Tai reikštų, kad va štai naujieji veiklos modeliai jumyse galėtų pradėti veikti maždaug po 60 dienų. Tai netaip jau ir daug. Ir jis akcentavo, kad amžiaus tarpsnis čia visiškai neturi jokios reikšmės. Tai todėl norint įvaldyti naujus gebėjimus, posakis mokymasis visą gyvenimą iš tiesų yra teisingas. Todėl, kad išmokti naujų dalykų galima nežiūrint, kokiame amžiaus tarpsnyje tu esi. Tai yra įmanoma padaryti. To pasekoje bus nauji elgesio modeliai ir naujų nervinių ląstelių jungčių susikūrimai. Ir toliau autoriai sako, o stebuklė, viskas prasidės iš naujo. Jūs vėl pradėsite naują savęs tobulinimo kelionę. Nes greičiausiai, būdamas su supratimu, jog reikia keliauti nuolat tobulėjimo keliu, spiralės principu jūs bandysite save vis pakelti į aukštesnį lygmenį, vis norėsite daugiau iš savęs idealiojo aš, vis ieškosite naujų savybių, kurias galėtumėte tobulinti, tvirtinti ir rasis vėl atpažinimas kažko neigiamo savyje, ką reiktų pašalinti. Bet šitoje vietoje jie sako, kad yra svarbu kiekvieną kartą truputėlį žengti žingsnį į šalį, kas jų įvardyjama kaip 5. žingsnis – pasitikrinimas per santykius. Vat dėl ko yra labai svarbu žinoti, kad tu esi kolektyvo dalis, kad šalia tavęs visada yra daug žmonių įvairiose grupėse, kokiose tu tik tai esi. Ir čia vat yra labai panašu tai, ką jums sakė prieš tai Gitana, kad visada verta pasitikrinti, ar ta tikroji stiprybė, kurią tu įsivaizduoji kaip stiprybė, tikrai nėra trūkumas. Ar tai, kame tu esi stiprus, ar tu nepradėjai piknaudžiauti? Ar tu kaip alfa sindrome nedali ne širdies smūgių, o galbūt jau pats pradedi sirgti? Tai va štai tas pasitikrinimas su asmenimis, kurie padeda, kurie palaiko, kurie skatina, visada yra būtinas absoliučiai kiekviename etape. Na ir toliau autoriai sako, jog mes dažniausia mokomės kiekvienas savo priimtinu būdu ir savo priimtinu stiliumi.
Ir yra labai svarbu teisingą tą stilių tam tikroje situacijoje pasirinkti vėlgi. Čia jie pasakoja istoriją apie 2 draugus, kurie nusprendė mokytis plaukioti burlente. Vienas iš jų užsirašė į kursus ir atsisėdęs į suolą bandė išmokti tai daryti. Kitas tuo tarpu nusipirko burlentę ir nuėjo tiesiai ant vandens, nieko apie ją neišmanydamas. Po mėnesio laiko, kada jie buvo sutarę susitikti, jie susitiko. Ir iš tiesų labai sėkmingai abudu parodė, jog tą tikslą pasiekė. Ir labai sėkmingai abu plaukioja. Autoriai sako, jog galima vėlgi teorijose rasti labai įvairių tų mokymosi stilių, bet jie tuo tarpu išskiria vėlgi 4 tokius vyraujančius būdingus, kuriuos jie pastebėjo irgi stebėdami ir tyrinėdami žmonės. Taigi vienas iš jų yra konkreti patirtis, kuomet mes pačių pastangomis stengiamės pajausti ir pamatyti kažką naujo, ko mokomės. Antrasis mokymo stilius jų yra pavadintas apmąstymais, savo ir kitų patirties apmąstymas, iš knygų galbūt iš to, ką girdime paskaitose, ką mums pasakoja ar ne. Trečiasis būtų modelių kūrimo būdas, tuomet, kai teorijas kūrėme ir bandome jomis paaiškinti tai, ką stebime, ką matome. Ir ketvirtasis jų yra pavadintas bandymų ir klaidų metodas ir būdas. Tai yra eksperimentai, naujų būdų taikymai ir bandymas per tai mokytis. Na ir pagrindinis jų akcentas, kaip ir sakiau, pasirinkti teisingą, būtent tai situacijai reikalingą metodą ir jums labiausiai priimtiną metodą. Dabar pamėginkime grįžti į pradžią. Jūs buvote susiformulavę, kas jums bus svarbu išgirsti. Pirmiausia svarbu išgirsti, po to mažiau svarbu ir mažiausiai jums rūpimas dalykas. Ir pabandykite dabar pasižiūrėti, ar tai, kas jums buvo svarbiausia sužinoti, jūs sužinojote. Arba nesužinojote. Tai, kas jums buvo naudinga išgirsti, ar jūs išgirdote, ar nelabai išgirdote. Ir tai, kas manėte mažiausiai jūs sudomino, taip ir liko mažiausiai įdomu, ar vis dėlto atvirkščiai apsivertė reikalas ir jūs galvojate, kad į tai jums reiktų pasigilinti. Gal galėtumėte dabar garsiai kažką panašiai įvardinti, kasgi vis dėlto jums buvo svarbiausia ir jūs iš tiesų taip ir likote prie to, kas jums svarbiausia. Šitoj vietoj gilinsitės dar knygą pasiėmę. Aš taip. Pasilikčiau prie savo pirmos. Prie savo pirmos, ar ne? Ir kasgi jums buvo svarbiausia vis dėlto? Aš norėjau sužinoti apie emocinio intelekto lygius. Ar jis galima lavinti, ar tai įgimta. Ir kadangi manau, kad tai yra svarbu šiuolaikinei vadybai. Tai kaip vis dėlto jūs dabar atsakytumėte į tą klausimą, kaip čia su tais lygiais? Yra čia kažkokie lygiai? Įgimta tai yra? Lavintina tai yra? Lavintina. Va. Ir labai svarbu tai daryti, ar ne? Bet ir taip, Taip. Biologiškai mumise yra tam tikri kodai, kuriuos, kaip sakote, reikia lavinti, ar ne? Na, o tie lygiai dėja intelekto koeficientą matuoti, tai taip lygiai yra. O emocinio intelekto pamatuoti lygiais dėja nepavyks. Tai bus jūsų veiklos išdava. Vat kiek, kaip sakiau, darnos aplink jūs bus, tai tokį lygio aukštį jūs ir pasieksite. Tačiau sakėt, kad yra žmonių, kuriem tas praktiškai riba yra, kiek jie gali lavinti ir viskas. Taip. Lavinimai irgi tokių žmonių. Dažniausiai būna taip ir autoriai, kaip ir sako, kad va štai tų ciklų neišlavėjimas, tai yra žmogaus pastangų vėlgi nedėjimas, tai irgi dar yra viena iš dedamųjų dalių, kur galbūt vadovui lyderiui ir būtų užduotis padėti žmogui atpažinti, kasgi jame vyksta. Ir padėti jį nukreipti, pabandyti tą savo intelektą emocinį lavinti. Ir vat tuos sunkius procesus pabandyti įveikti. Bet tik tai vat labai svarbu
kad nebūtų stengiamasi to žmogaus perlaužti, per jėgą kažkaip priversti jį elgtis taip, kaip jis yra neįgalus to daryti, todėl kad jo procesai truputį kitaip vyksta. Va čia ir vėlgi yra tas gamtos kodas, kurį yra labai svarbu atpažinti. Sunki labai vieta ir gyvenime, kada realybėje su tokiomis situacijomis susiduri, bet pritaikyti tas teorijas yra labai sunku. Ta kelionė? Vat ta kelionė. Kaip čia su ta kelionė? Kiek ji čia pradžioj buvo svarbi, kada turinį mes aptarinėjome? Ar ji iš karto jau pasirodė kaip svarbi? Ar ji tik tai po to jums patapo svarbi? Taip kalbėjo kaip šiandien prievolė kažkoks savišvieta. Taip. Bet reikia tiek per metus seminarą prilaikyti. Tai man kažkaip taip. Ir kam čia reikia? Ava, ar ne? O vat Bojačio teorija tame ir yra esmė jos. Vat kaip ir toje ištraukoje, kad poreikį savyje aiškintis reikia ilgai. O nepulti tikrai, vat kaip tame medaus mėnesio sindrome. Ot kažkas pasakė, kad čia bus gerai. Tai dabar bėkim ir darykim kitaip. O kas iš to? Padarysim kitaip, bet ar čia mes ką nors iš to gero ir naudingo turėsime, ar dar labiau sujauksime tą situaciją, kurioje čia darėme kitaip. Tai va tas sąmoningumo momentas yra labai akcentuotinas ir sąmoningas tiek kaitos kelias turėtų būti sąmoningas, tiek ir procesai, kuriuos bandom įtakoti, jie vėlgi turi būti sąmoningi, o ne iš žaidėjo mėgėjo pozicijų. Bet kilti, čia yra tas kilimas link profesionalaus lygmens, kada yra kalbama apie tai, kad žmogus žino, ką jis daro, žino, kodėl jis daro. Bet dėl to randasi ryžtas, dėl to yra kažkokie revoliuciniai pavyzdžiai, kaip kad, sakykime, tas pats Džekas Velšas, apie kurį kalbėjom, mes galbūt į savo 20 metų patirtį pasižiūrėję toli gražu, ką ten revoliucingo pamatysime, gal vieną kitą žingsnelį. Ir tai bus labai daug, ir tai bus labai gerai, ir tai mus emociškai labai teisingai, motyvuojančiai veiks. Bet va štai yra žmogus, kurio patirtis 20 metai yra tokia stipri, kad daugelis dėja gali tik tai fragmentus vos įdiegti ir į gyvenimą, ir į tą vadybinę veiklą labai mažas detalės tik tai įdėti. Tai štai linkėčiau dabar jau, dėkodama jums už bendravimą ir pasikeitimą emocijomis, linkėčiau šitą knygą perskaityti ne vieną kartą, iš įvairių kampų ir įvairių požiūrių, žiūrint į save kaip į lyderį labai įvairiuose lygmenyse. Ir linkėčiau rasti savyje tikrai tą kaitos akstiną, dėl kurio jūs norėtumėte eiti kaitos keliu. Nes iš tikrųjų visa knyga, ji yra į tą emocinio intelekto ugdymą, kas yra lygu kaitos kelioniai. Nes emociškai intelektualus daraisi labiau tiek, kiek keliauji tuo kaitos keliu. Tiek, kiek save tobulini, tą savo intelektą lavini, emocinį, tiek tu esi sėkmingas ir tiek esi emociškai intelektualus. Tai dėkui dar kartelį už dėmesį ir sėkmės.